Sveiki, šiandieną norėčiau Jūs supažindinti su keletu įdomesnių Samsung i780 funkcijų. Pirmoji programėlė, su kuria norėčiau Jūs supažindinti, tai podcastų perklausos ir parsisiuntimo programa. Podcastai tai yra prenumeruojamos radio laidos. Šią programą rasite spustelėję Start mygtuką ir paspaudę Podcasts. Programoje paspausite Podcast, paskui meniu, New Subscription, Enter URL ir čia galėsite įvesti savo mėgstamos laidos adresą. Aš pasirinkau Escape Pod, mano mėgstama fantastinių apsakymų podcastą. Rašęs www.escapepod.org / podcast. Galiu pridėti šį podcastą prie savo podcastų sąrašo. Palaukime keletą sekundžių, kol telefonas susisieks su tarnybinio statimi ir patikrins, ar toks podcastas egzistuoja. Kai podcastas rastas, apie tai praneša pati programa, dabar galime atsidaryti jį ir pamatyti naujausius šio tinklapio podcastus. Pakeli vieną iš jų, galėsime pradėti siųstis podcastai savo telefoną. Kitas dalykas, kurį norėčiau Jums parodyti, tai abidvi telefonai montuotas naršyklės. Pirmoji Internet Explorer, tiesiog norėčiau parodyti, kaip jie atidaro OneLT puslapį. Kaip žinia, tai sudėtingas puslapis, kurį sunkiai atidaro dauguma mobiliųjų telefonų naršyklų. Įgiau palaikius stylusu ant telefono ekrano, kaip matote, atsidaro meniu, kuriame galima pasirinkti pilną ekrano režimą, kad geriau būtų matomas visas puslapis telefono ekrane. Štai OneLT tinklapis pradėjo krautis. Matome siunčiami duomenis, tačiau nieko nesimato telefono ekrane. Faktas, kad nieko jame ir nesimatys. Pabandykim tą patį puslapį atidaryti su Opera. Spustelės meniu New Window atidariau naują kortelę, kurios adresų laukelėje suvesiu OneLT adresą. Puslapis jau atsidarinėja. Matote, tai vyksta gerokai greičiau negu per Internet Explorer. Gan greitai išsikrauna visi paveiksliukai, grafika ir visas likęs puslapis. Pirma klaida yra aruodo reklama, kuri pakilusi kažkodėl į puslapio vidurį, nors turėtų būti apačioje. Ir antras dalykas, kurį matome, tai yra, kad neužsikrauna flash reklamos. Tos funkcijos kol kas nepalaiko nei Internet Explorer, nei Opera. Pustelė meniu, Windows, Zoom ir pasirinkę 100% galima priartinti ekraną arčiau. Matytume, kaip vaizdas turėjo atrodyti originaliai. Parodė meniu display ir full screen, galima padaryti pilną ekraną vaizdą. Kadangi šis telefonas yra mobilusis biuras, natūralu, kad jame yra ir Office programų paketas. Atsidarę Word Mobile, pamatysite visų telefone esančių dokumentų sąrašą. Dabar atsidariau gana didelį failą, maždaug 500 KB Wordinis dokumentas, sukurtas su sena 2003 Office versija. Kaip matote, programa kuo puikiausiai atidaro paveikslėlius ir tekstą šiame dokumente. Toks funkcionalumas labai patogus būnant kelionė. Mes dokumentą galima redaguoti įvairiapusiškai, tiek keisti fontus, tiek stumdyti paveikslėlius, tiek padaryti sunumeruotą ar taškeliais atžymėtą tekstą, keisti teksto lygiavimą, pabraukti, paboltint, uždėti pasidarimą, pasirinkti tekstą ir atlikti daugumą dažniausiai reikalingų teksto redagavimo funkcijų. Panašų funkcionalumą turi ir kitos Mobile Office programos. Ačiū visiems žiūrėjusiems šitą trumpą apžvalgą, su jumis buvo Vytautas ir noriu labai padėkoti My Mobile programos kūrėjams, kurių dėka taip nesunkiai sumontavau šį video.